Sveiki atvykę į mūsų kanalą. Šis video įrašas skirtas Metaforsa 2 rinkiniui. Pademonstruosime, kaip žingsnis po žingsnio jį įdiegti ir nustatyti. Metaforsa 2 bazė skirta montuoti ant D į N bėgelio, 3 judesio jutikliai, 2 nuotėkio jutikliai, 4 langų arba durų padėties jutikliai, 4 temperatūros jutikliai, maitinimo blokas ir trumpa instrukcija, kurioje pateikiami QR kodai skirti prisijungimui prie įrenginio. Į Metaforsa 2 modulį įeina 10 relinių išvesčių prijungti apkrovai, pavyzdžiui, lempoms, žaliuzėms, šildymo ir vandens tiekimo valdymo vožtuvams, garažo vartams, spynoms ir ventiliatorių ritėms. 4 reguliuojamo apšvietimo kanalai, skirti prijungti reguliuojamo apšvietimo lemputes. 24 įvestis, skirtos mygtukams, jungikliams, nendriniams jungikliams, judesio jutikliams ir nuotėkio jutikliams prijungti. Prievadas temperatūros jutikliams prijungti su galimybė prijungti iki 8 jutiklių. CAN bus papildomiems įrenginiams ir jutikliams prijungti. Ir Ethernet prievadas, skirtas prisijungti prie interneto. Maitinimo bloką ir modulį Metaforsa 2 sumontuokite elektros skydelyje. Prijunkite maitinimo šaltinį, internetą, mygtukus, jutiklius ir apkrovą. Išsames instrukcijas, kaip prie modulio Metaforsa prijungti įvairius įrenginius, rasite paspaudę nuorodą viršutinėme dešiniajame kampe arba šio vaizdo įrašo aprašyme. Rekomenduojame įrengti 2 grandinės pertraukiklius, vieną apkrovai, kitą Metaforsa 2 maitinimo šaltiniui. Jei turite papildomų modulių sistemai papildyti, sumontuokite ir prijunkite juos, prieš tai sujungę su CAN bus. CAN bus galuose prijunkite terminatorius. Svarbu, tokie elementai kaip uždangos gali būti sugadinti, jei įtampa bus tiekiama į atidarimo ir uždarimo kanalus tuo pačiu metu. Nerekomenduojama tiekti elektros energijos apkrovai prieš konfigūruojant išvesties kanalus. Maitinimą į Metaforsa įrenginį tiekite netiekdami jo apkrovai. Įsitikinkite, kad įjungta modulio indikacija, taip pat Ethernet lizdo LED lemputės. Įdiekite LARNETEC programėlę išmaniajame telefone arba planšetinėme kompiuteryje. Tam naudokite QR kodą, kurį rasite Metaforsa rinkinio naudojimo instrukcijoje. Įdiegę ir paleidę programėlę, norėdami prisijungti prie įrenginio, eikite į ryšį meniu ir nuskaitykite QR kodą iš instrukcijos. Dabar galite pasirinkti įvesties ir išvesties nustatymus. Eikite į papildomą meniu ir įjunkite redagavimo režimą, paspausdami piktogramą redagavimo režimas. Dabar vėl įeikite į papildomą meniu ir paspauskite piktogramą konfigūraciją. Čia skirtuke moduliai galite peržiūrėti ir konfigūruoti prie sistemos prijungtų modulių įvestis ir išvestis. Spustelėkite modulio Metaforsa piktogramą nustatymai ir atsidariusiame meniu pasirinkite išvesties config. Dialogo lange pasirinkite prie modulio prijungtos apkrovos tipą ir jos parametrus. Pavyzdžiui, galite pasirinkti uždangas ir nustatyti jų atidengimo laiką arba vožtuvą šildymui valdyti, pasirinkdami jo tipą – įprastai uždarytas arba įprastai atidarytas. Išsaugokite pakeitimus, po to įjunkite apkrovos maitinimą ir patikrinkite jos veiklą. Įvestis konfigūruojamos taip pat, po to patikrinamas jų veiklos teisingumas. Jei yra papildomų modulių, sukonfigūruokite ir patikrinkite jų veiklą. Tada galite sukurti skirtingas zonas ir paskirstyti juose įrenginius. Šiuo tikslu įsitikinkite, kad esate redaguoti režime. Po to spustelėkite zonus pasirinkimo meniu ir sukurkite reikiamus kambarius. Tada vienu ilgu piktogramos paspaudimu galite pakeisti jos padėtį arba perkelti ją į kitą patalpą, vilkdami ją zonos pasirinkimo meniu ir pasirinkdami reikiamą patalpą. Sukurti kambarius ir perkelti elementus tarp jų taip pat galima nuėjus į konfigūraciją, tada į skirtuką struktūra. Ilgai paspaudus piktogramą atveriamas meniu, kuriame galima įvesti esamo elemento nustatymus. Skyriuje bendrosios nuostatos galite pakeisti elemento pavadinimą, pridėti balso komandą, pakeisti piktogramą arba įtraukti šį elementą į mėgstamiausią. Skyriuje automatinis keliais spustelėjimais galite įjungti automatiką ir nustatyti jos parametrus. Skyriuje tvarkaraštis galite nustatyti tam tikro elemento įjungimo ir išjungimo grafiką. Taip pat pritaikyti jį prie saulėtekio ir saulėlydžio laiko.
Pavyzdžiui, lauko apšvietimą galima įjungti praėjus valandai po saulėlydžio ir išjungti 11 valandą. Skyriuje jungikliai galite susijęti mygtukus tam tikram vykdikliui valdyti. Tam pirmiausia paspauskite reikiamą mygtuką. Sistema jį parodys, o tuomet reikės paspausti pririšti ir išsaugoti pakeitimus. Dabar šis mygtukas valdo pasirinktą vykdiklį. Skyriuje jungikliai yra papildomų mygtukų nustatymų. Galite pasirinkti, kad jie būtų valdomi 2 kart arba 3 kart spustelėjus mygtuką, taip pat pasirinkti veiksmą. Pavyzdžiui, tik įjungti arba tik išjungti vykdiklį. Pavyzdžiui, pagrindinis apšvietimas gali būti valdomas vienu mygtuko paspaudimu. Tada atskirą apšvietimą galima susijęti su tuo pačiu mygtuku dvigubų spustelėjimu. 3 kartus spustelėjus bus įjungtas foninis apšvietimas. Taip vienu mygtuko paspaudimu bus valdomas pagrindinis apšvietimas, dvigubų paspaudimu atskiras šviestuvas, o trigubų paspaudimu LED apšvietimas. Tokiu pat būdu galite prijungti klimato ir temperatūros jutiklius, vandens vožtuvus ir nuotėkio jutiklius. Įeikite į šildymo vožtuvo nustatymus, tada skyrių jutikliai, kuriame pasirinkite vieną ar kelis temperatūros jutiklius esančius atitinkamoje šildymo zonoje. Skyriuje automatizavimas nustatykite savaitinį temperatūros grafiką. Išsaugojus pakeitimus, klimato zonoje bus palaikoma temperatūra pagal iš anksto nustatytą grafiką. Tada galite kurti šviesos scenas. Tam papildomame meniu pasirinkite atitinkamą punktą. Skirtuke bendrosios nuostatos įveskite scenos pavadinimą. Skirtuke būseną ilgų paspaudimų pridėkite reikiamus šviestuvus ir nustatykite jų būseną. Jei reikia, skirtuke jungiklį galite susijęti mygtukus. Tada išsaugokite sceną. Dabar, jei įjungus, pasirinktos lempos persijungs jūsų nustatytą būseną. Taip galite sukurti kelias šviesos scenas įvairioms situacijoms, pavyzdžiui, knygai skaityti arba žiūrėti filmą. Kitas etapas – automatikos nustatymas. Tarkime, reikia išjungti šviesą koridoriuje, kai 10 minučių neužfiksuojamas joks judesys. Šiuo tikslu elemento nustatymuose eikite į skirtuką automatizavimas. Parinktimi automatinis laikotarpis nustatykite laiką, per kurį automatika lieka neaktyvi po vykdiklio rankinio valdymo. Pavyzdžiui, įjungus šią lempą programėlės arba mygtuko pagalba, automatika bus išjungta 10 minučių. Šis parametras nustatomas atsižvelgiant į zonos funkciją. Mūsų atveju nustatykime 5 minutes. Tada įjunkite automatiką numeris 4. Išjungimas atliekamas pagal judesio jutiklio duomenis. Eikite į automatikos nustatymus, pasirinkite judesio jutiklį, jutiklio veikimo ribą ir laiką – 10 minučių. Išsaugokite pakeitimus. Vykdiklis rodys papildomą piktogramą A, kuri reiškia, kad šis elementas automatizuotas. Dabar šviesa bus išjungta, kai jutiklis neaptiks judesio 10 minučių. Norėdami susijęti su balso asistentais, reikiamų elementų nustatymuose įjunkite valdymo balsų funkciją. Taip pat turėsite prijungti savo išmaniųjų namų sistemą prie balso asistentų. Kaip tai padaryti, galite pamatyti instrukcijose, kurias rasite papildomame meniu. Pridėjus naujus įrenginius, Siri ir Google Assistant patys atnaujins įrenginių sąrašą, o Alexa reikia nurodyti atrasti naujus įrenginius. Norėdami prijungti kameras, scenarijus ar papildinius, nustatyti klimato kontrolę ar atnaujinti sistemą, galite naudoti LT Setup skydelį. Daugiau informacijos rasite nuorodoje viršutinėme dešiniajame kampe arba šio vaizdo įrašo aprašyme. LT Setup taip pat galima rasti pardavėjo administravimo skydelyje. Nustatyti ar pakeisti sistemos konfigūraciją galima nuotoliniu būdu, nesant vietoje. Kiekvieną dieną padaroma pilna rezervinė visų nustatymų ir sistemos konfigūracijos kopija. Jis sinchronizuojama su debesimi, todėl sistemą galima atkurti keliais spustelėjimais.
Įrenginiui nereikia papildomų nustatymų, kad būtų suteikta prieiga prie debesies. Programa pastebi, kad sistemos nėra vietinėme tinkle ir automatiškai atlieka prisijungimą per debesį. Jei bet kuriame iš etapų kiltų sunkumų, galite pasinaudoti wiki.larnitech.com esančią medžiagą arba susisiekti su techninės pagalbos tarnyba. Mūsų techninės pagalbos tarnybos specialistai turi galimybę prisijungti prie įrenginio nuotoliniu būdu, patikrinti sistemos konfigūracijos parametrus ir padėti jums išspręsti bet kokias problemas. Dėkojame, kad žiūrėjote šią mokomąją medžiagą. Iki pasimatymo kitame epizode.